ilgai lauktai, 2 mėnesiai praėjo, bandysim pagauti Ilgio ežero senolį. Ilgio ežero senolis jau išsirinkau aš kurį būtent, jo vardas Mindaugas, 26,6 kg. Didelis, tikrai didelis. Šiandien misija yra tokia. Ne tik šiandien, aišku, turim 3 paras, 72 valandas sumedžiot poną Mindaugą. Štai, kolega, aš ne vienas, atvažiavom į 25 sektorių su namuku. Jaučiu gal nesenai statyti jie, nes matos dar viskas šviežia. Bet viskas labai super. 2 vietos užtektinai. Mediena kvepia. Euforija. Ypač gamta patinka Ilgio. Kolega ruošiasi jau. Ir bandysim. Po 8 savaičių ilgų laukimo medžiosim didelį karpį. Tai va, atsižymėjom atstumus, netoli 55, 60-62 metrai, nes gan to dumbliako nemažai iš tikrųjų. Tai va, žodžiu, atstumus turim. Toliau ką noriu pasakyti apie boilių pjaustyklę. 3D spausdintuvus. 2 peiliai, vieną išsimiau, nes pjausto į ketvirčius arba į puselės. Greitis, realiai pjausau 20-tuką. Tai 6 boiliukus susidedu, tikrai greitai galiu pasakyti. Print Bayek Facebook'e yra, galit su juo susisiekti, turi pardavimui. Jeigu norit, galit nusipirkti pas mane elektroniniai partuviai www.opencarfishing.com. Irgi rasit tokių ir ne tik. Veikit, pasižiūrėkit, tikrai yra asortimentas šioks toks. Kol kas ne viskas dar, bet jau šiek tiek yra. Tai va, apie pjaustyklę, tai tikrai geras daiktas, kur pjaustyt su peiliuku, tai ilgai užtrunka ir susižeist gali, o čia, sakau, tiesiog sudėjai boiliukus nuo 12, ten dar mažesnius iki 20 didžiausius, tai sudėjai, susipjaustei, nereikia, išsimei vieną, kaip aš padariau, vieną geleštę iš čia, kad nepjaustytum ant ketvirčių, paprasti peiliukai, keičiamus, senukas visada rasit nusipirkti. Tai va, super daiktas. Toliau, ką dar norėjau pasakyti apie pašarus. Šiandien testuoju pašarus. Q-Bites. Spicy tuna 20 mm. Nesu bandęs aš jų, bet vat pasiūlė išbandyti. Čia ne reklama, bet išbandyti reikia. Ištestuosim, pažiūrėsim, veikia ar neveikia. Tai pasimiau Spicy tuna į Sweet Strasberry 20-tukai abudu. Šiandien bandysiu Spicy tuna. Aišku, pasidarysim ir grūdinio. Kas liečia pašarus, tai šiaip nežinau, nėra kieti. Nėra minkšti labai, tokia per viduriuką. Kvapas tikrai geras, bet pažiūrėsim, kaip jie suveiks ilgį. Kaina tikrai gera. Norit, parašykit, duosiu kontaktų žmogaus, iš kur galit nusipirkti jūs jų. Čia tik pasakiau 2, tai turi begalę asortimentą, ta prasme, kaip ir bananas, ir ananasas, ir visi kiti, žodžiu, redfishai, robin redai ir taip toliau. Tai, žodžiu, rasit viską pas jį, jeigu reikia, kontaktų parašykit arba paliksiu aš aprašyme.
su vapsvom. Čia turėjom reikalų, nes buvo lygiai virš galvos įsivėjimų mums vapsvos lizdas. Tai žodžiu, nežinau, kaip čia reiks su jom susigyventi. Bet gal kaip nors, nes nelabai jos draugiškos matos mums. Bet, yra kaip yra. Gal kaip nors susidraugausim, nepyktis, gi atvažiavom. Toliau maišom pašarus ir paskui parodysiu dar apie kaip sumaišysiu viską. Tai dar naudosiu Tiger Nuts Natural Spicy grūdiniui. Ir aišku, food mixą tigro riešutą. Pasmulkinsim biškį, kad nedėt grinai riešuto pilno. Daug nešersiu. Draugės aplink skraido. Tai va, viso proceso nerodžiau. Ilgas procesas. Štai. Grūdinio. Tigriniai, kukurūzai, kanapės, pupelės, kvietys, aštreičia. Dar Robin Redą biškį užpyliau. Ir šiaip tie tigriniai buvo spicy. Tai biškį padarėm aštrei. Spicy tuna, boiliukai 20 su pjaukščio puselėm, surso boiliukai. Surso likvidą biškį užpyliau. Ir mikso surso. Base Mix Liquid Kit labai gerai suriša. Palikim brinkti. Einam rišti pavadėlių. Ką, pasišersim. Porą grūdinio, porą pašarinių boilių į tašką. Daug nereikia. Kai žuvis ateis, tada galėsime daugiau pašerti. Dabar tai pašert nereikalinga, nes ir pava uždėjau. Čia tokio čili dabar biškį dar ir tai pažiūrėsim, kaip sudirbs. Aišku, čia ant visko galim pagauti, bet sakykime, mes kaip buvom anksčiau, tai mums labiau buvo pasiteisinę žuvinis. Nes aš tada gaudžiau ant saldaus. Aš turėjau porą kibimų, bet nepasiteisino jie. O kolega turėjo gal 3 kibimus ar 4 netgi. Ir 3 iš jų buvo pasiteisinę. Ir vienas tikrai buvo gan didelis. 23, man atrodo, gal pagerino savo rekordą. Nu ką, pirmas kibimas. Kažkas vyksta. Palauksim, laiko ir. Kažkas kaip ir yra, jaučiu. Ai, nu yra kažkas. Bet kad čia... O, dabar jau jaučiu. Bet čia netikrai. Nebėra. Ne. Nes buvo toks. Du apgaulingi.
Yra? Vau. Labą dieną. O Jėzau, reik nuotrauką padaryti. Tokia. Nebeižliest jos. Prieš saulę didesnė. Aš prizuminsiu. Žiūrėk, da juda. Čia kaip wobleris. Gražios. Nu. Įda normaliai užsigirdo. Jo. Tai kai jisai praryja to visą. Reik dydėt metais. Antiseptiką nereikia. Ai, užmerš. O jūs pasverčiam gal. Pirmas laimikis, nu. Žuvis yra žuvis, tik ką. Laukiam toliau Mindaugo. Čia bus labai didelė koja. Dėl šitiek nutraukė visą procesą. Jau, tik tiek. Na ir gerai. Yra kaip yra. Viskas aišku. Bus kaip praeitas iki. Didelė koja. Greičiausiai. Kažkas eina šon. O. Kažkas eina. A ne? Jo. Šivalai yra. Pravalus nesinori. Nu jo, vienoks. Tiek, kad tu. Tai ir kiam. Ir geras. Gražus. Tai pastų tirpuks. Jo. Ai, aptarpa ir praryja. Po šito kepsim. Ilgio ežero žvėris. O. Pasisveikink. Labą dieną. Nereik antiseptiko. Ne. Kai greitis. Sezonas atidarytas. Labas rytas. Kiek čia apie 8? Jo, be 7. 8. Rytas ilgyje. Ramus. Naktis irgi rami. Biški lynoja. Ir lauksim toliau. Bandysim kažką. Gal zygą, jeigu saulė išlis. Nežinau, žiūrėsiu. Tai va, gerai, einam dirbti. Kiek čia priekis? Opa, opa. O taip ir būna. Da taip nebuvo.
daug nemetu. Och, taip, vandens buvo. Spomba irgi. Geriau rinkitės spombą, o ne tą kinietišką šūdą, atsiprašant. Nes per vėją tai su tom kinietiškom tai ten iš vis nesąmonė. Nepataikysi, nes trajektorijos nėra normalios. O spomba jinai tiesiai. Aišku, jeigu pats nenusitaikysi užmesti kreivai, nu tai kreivai ir bus. Verčiau ar kaip? Jo. Gaivu. Laukia. Laukiam jau parą. Dar nemirė. Jau parą kaip laukiam. Parą laukia, turėjom lyną. Ir kuoja baisulinė. Va, ant tiek. Na, eina, pažiūrėsim. Na, atleidiniai. Kažkas bus prisiknysis. Greičiausiai. Nebedėsi mažų. Visio, atsibodo. O, kažkas spurda. Kuoja. Didelė. Mes apie kuoisus nekėjom, kokie didė žvyno jų. Jo. Kuojas gyvenam. Didelis kuojas. Čia žolės įvarė, kas čia yra. Koks velniuktis. O čia žolės. Ne, kažkas yra. Klasika. Tai kas daugiau? Didesnis. Gal. Ne, tas pats. Apsiramink. Lyną negalite. Lietus gyva. Labai. Užsikabino. Baigė. Na. Gerai, viskas, užteks jausti, einam, ateik čia. Pyktis, kai nežinau, kai širšia. Žiūrėda bišką apkramtė kažkas. Šamskas. Iš ten pavyko, apsigelbės. Nu, gavo tik užuodegas. Labai. Ate. Pats kaltas. Va taip ir gyvenam.
Taigi, ir kur važiuoti. Nu, bet tai čia ne tas, aš noriu ten. Tai ką bus pirmas normalus Ilgio ežero gyventojas? Na, čia tikrai ne kuoji. Galiu garantuoti. Tai, tai jo, aišku. Ką tu, gudroli? A girdi to, nori grįžti namo ar? Nešk peilį! Skanis suvalgė. Kokia skani rūkyta mėsytė. Nu čia tas pats, kai pagauni erškėtą ir galvoji, bet kad tik ne erškėtas ir pysti erškėtas. Sakykite porą žodžių, ponas Šamas. Namo. Kokį namo? Rūkyklon mane. Rūkyklon tave, rūkyklon. Mažas akytė. Jo. Uodega kaip šuniuks Nu įsgė. tai, paglaustyk, ducios, geras beriniukai, nori kaulo. Duok man karpį, mažą karpiuką. Kūti. Tik antrą kartą nekipk, būk geras. Nes po 2 kartų tikrai nuomonė bus pakeista. Ate, auk didesnis. Nežinau, šiaip sakydavo anksčiau, jeigu pukžliai kimbate, tai žvejyba sugadinta, o jeigu šamai kimba, nu nežinau. Nuomonę susidarykit patys. Nu labas rytas, 9 valandos, pamiegojom šiandien biškį ilgiau, apsiniaukę, vėsoka, nieks nekimba, tai va persimesim dabar iš naujo, pajaukinsim ir žiūrėsim. Na, vieną meškerę persimečiu, tai padarysim antrą, sursas. Mažas, aišku, bet šiaip geriau būtų 18 arba 20. Manau, nes šitos... Oi, smulkmės juk yra. O ta atvėso, ne? Su žieminės striukė reikia sėdėti. Gerai pasirišam biškį pava. Puta. 3,20-ukai. Tirpukai. Putą dedam todėl, kad yra labai daug dumblo ant dugno. Ir kai toli metat, kad viskas nesusmigtų į dugną. Puta biškį sulėtina tą procesą, tą leidimąsi, tai švelniau nusileidžia ant dugno. Tai gražiausia. Na, biškį remontai vyksta. Kas dirba, kas pramogauja. Netikras pavojus apgavo. Na, aš ten 15-uką uždėjęs popiką. Tai neaišku, ar linai vėl prisiknys, ar kažkas kitas, bet jau biški kibimas normalesnis negu prieš tai, ką buvo timti priekį atgal, ten užsikabino kažkiek ir žodžiu lynas, o dabar va neaišku. Tai va, ir prisirišama tokių. Ai, dar su pava, sakykim. Prieš tai naudojau foksinę, tai kol užmovant šitos tubos, nes papildymą, tai vienos pusės akis visas iširo. Ji kainuoja
1 eurą už 1 metrą. Brangu, tikrai ir brangu. Ir nekokybiška. Tai va, truputį esu nusivylęs, nes jau ne pirmą kartą šiaip man toks dalykas su foksinė. O čia pabandymui nusipirkau iš AliExpress. 2 eurai už 5 metrus. Stora, tikrai daug storesnė už foksinę. Ir ta prasme neplyšta, akis neiširsta. Tirpimas toks pat, greitis, nu ta prasme greitis, kiek tirpsta, kiek greitai foksinė, kiek šita tas pats. Kaina skiriasi ir kokybė skiriasi. Už šitą daug pigesnė. O ir sakyčiau geresnė. Aišku, nesakau, kad jos blogos foksinės, bet pasakau, ne pirmą kartą jau papuolu, kad vienos pusės akis visos iširsta. Masalus bandom visokius, tik dar nebandėm saldžių. Ir Mine Light Scrubą. Ko tik nebandžiau. Fish Foodo, Fish and Robin Red, geltoni. Ir Life Systema. Ir Ester Food Cream susimorė spalva. Nu žodžiu, popikų, tokių vienokių, surso, pašarinių, to ano kombinavom, žodžiu, bandėm daug visokių. Kol kas nieko stebuklingo. Biškį palauksim, bandysim persimesti ir saldaus kas nors uždėti, gal braškę kokį. Nelabai nori jie čia kipt mum šiandien, kas jiem čia nepatinka. Su kabliukais tai naudojam bananus, banano formus. Aš krenkus naudoju. Va, pavadėlinę kokią turiu, gražią. Didelė talpė. Tai va, aš su krenkais. Matysis gal. Vadėlių ilgų nedarom. Ta prasme ilgų. Ja. Sorry, suklaidinau, trumpų nedarom. 35-40 cm. Jeigu link vidurio metat. Nes dumblo daug. Sistemos inline, helikopterį. Bet su helikopteriu daug nepasitvirtinančių kibimų. Neužsikerta, tai inline'as geriau veikia. Aš vienas uždėjęs safe kliką, nes pavadėlis trumpas. Tai šiaip su inline'u pagrinde. Pradžiai žvėjom su helikopteriu, su helikopteriu daug nekibimų buvo, neužsikertančių. Yra? O, gerai, sujudėjo. O. Prieš išvažiuojant klaisnose plaukiais. Na. Nu ką? Monstriukas, ne? Ne, tutifruti. 3 paros, va. Tutifruti. Okay. Na jau. Nu gerai važiuoji. Čia. Valo užteks. Man šitą yra. O, vaikeli, turi bėdą. Ir labai didelę. O. Nebetoli gal? Nebetoli, tuoj bus vėl toli. Bet atleidiniai, ta prasme, ne tik, kad gražiai važiuoti, bet jis atleidiniai. Jis ne į to pusę žalsi, į krantą. Jo.
Reiks repliką matyti. Ką, pirm sveriam? Nu, davai, sveriam. Neša monstrą. Kiek čia turime šito gėrio. Blemba, biški yra. Turim, kaip matot, kažyra 19. 19. Tik čia to ir atvažiuoji, ką nuotrauką pasidaryti. Monstriukas. Yra ką kelt, ne? Nežinau, kaip jį pakelt. Barnytė kokia. Jopšik Kaip mat. jūsų žiūrovą nepraryt. A, gal ne? Varnyt. O kas čia du? O čia šykret vyš. Kakutis. Viso pašarus ėd. Tai taip. Rankas man. O, tas kelias. Va tai va. Ate. Eis toliau. Pavarėm, ne? Tada Širdis džiaugias. O čia ir žvejyba. Ne karpis, bet žuvis. Va. Šiandien ir šams gerai. Šiandien gerai šamas. Nu, da laiko biškį turim. Gal sutiksim da ką nors. Nu ką, mėly žiūrovai. Ilgio 72 valandų žvejyba eina į pabaigą. Turim 11:48. Žvejyba yra iki 12 valandos. Tai apibendrinant, nestebuklai, sakykim, bet žvejyba įskaityta. Nepagavom to, ko norėjom. Didelio karpio Mindaugo vardu, bet už tai sumedžiojom labai gražų šamą ir nedidelį šamuką prie to paties. Tai žvejyba užskaityta, viskas tvarkoj. O kadangi neįvykdžiau savo challenge'o, pagaut karpį 26,6 vardu Mindaugas, tai į ilgį sugrįšiu, manau, kad kitą savaitę. Ir pratęsim šią sesiją tame pačiame telkinyje. Tik nežinau dar sektoriaus, neįsirinkau iki galo, pažiūrėsiu, kurį gausiu, nuspręsiu per kelias dienas ir, žodžiu, susitiksim vėl čia. Laukiam. Laukit, o viską, ką pagausim, jūs būtinai pamatysit. Tai iki greito.